Klauso. Labą dieną. Labas. Čia dėl buto skambinu. Dar laisvas? Laisvas. Tai gal galima porą klausimų buto užduoti? Prašau. Tai gal rūsys yra bute? Ten yra toks tamsus kambariukas. Visus kambariukas. Ai, tai vat, gerai, man vyšnės reikės laikyti. O kaimynai, kaip, nepikti žmonės, nerasistai kokie? Ne. O kas jie nori gyventi? Ta prasme, nu kaip, mano oda truputėlį įdomios spalvos, tai gal nežinau. Čia dėl buto skambinu. Norėjau paklausti, yra rūsys. Matot, vyšnių daug laikau, tai reikėtų rūsio. Supratau, žinokit, ten yra, bet aš abejoju, ar savininkai sutiks leis naudotis. Kaimynas vat nėra kokie, nežinau, rasistai ar dar kas nors, tokie nepikti žmonės. Na, ne. Kitos tautybės žmonės mėgsta, geltonodžius, pavyzdžiui. O tai jūs pats toksai? Nu, truputėlį. Nelabai panašu. Nelabai, nu, pamatytumėt, suprastumėt. Gerai, nesvarbu tada. Tada gal dar vaistinė netoli yra kokia? Šalia Maksimo. Maksimo, tai ten vaistinė yra? Tikrai taip. Man tablečių man reikia daug. Nesivaidena tam bute? Man tai ne. Jums nesivaidena? Man ne. Nes mano, kiek teko būtų gyventi, tai ten, žinokit, krepždėdavo, bildėdavo viskas, tai labai neramuna. O tai gal vartojate ką nors? Ne, ten vaistinės nebuvo. Labą dieną. Aš dėl buto jums skambinu. Tai yra kiti privatumai, kuriuos aš pasakysiu iškart. Į patį butą reikia statyti, arba mikrokamerą, arba saugos sistemas, kad nepraeitų kaimynai. O kadangi aš šiuo metu turiu, ar aš statysiu ar nestatysiu, aš turiu pakeisti butą, nes tokios gedulo sąlygos. Mano kitam butė žuvo mama ir jinai tiesiog pagal gedulo sąlygas paprašė išvažiuoti iš šito miesto. Taip. Ir aš turiu išvykti tiesiog. Ir per Vatikaną aš turiu išvykti, nes ir popiežius to pačio paprašė. Popiežius? Kaip? Popiežius paprašė? Nu, taip. Vaiduoklių labai, nesivaidena tam būtent nieko Nu, žinokit, čia yra, aš pasakysiu apie pačius vaiduoklius. Kaip mes organizacijų, sena kosmonautė ir kaip išvengti tą seną vienuolį. Šitie visi vaiduokliai, sceninis kinas, vizualiniai reiškiniai praktiškai atsiveria žmogui tada, kada yra stipriai įaudrintas galaktikoje arba šiaip padarytas smegenų operacija. Ir šiaip yra sąsaja, kada žmogus nukenčia fiziškai, yra kažkokia sąsaja stipriai su gamta, kuri žmogui kažkokiu tai video kinų kompensuoja galbūt kažkurias materialius nepriteklius ir materialų diskomfortą. Todėl, kad aš mačiau labai stiprius vizualinius reiškinius prieš 42 metus, kurie tik dabar atsikartoja į gyvenimo progreso prizmę. Ir šiaip ne visi moduliai, ne visos kino serijos dar yra pasiektos. Taip pat tie vaidiniai, garsai ir dar kažkas, tai yra tiesiog stipraus iškankinimų, kaip epas. Ačiū. Gerai, dėkui, ačiū už informaciją, aš jums paskambinsiu vėliau. Paskambykit, ačiū. Gerai. Ieško butą. Rūsenį. Tai ką? Ieškai buto, ne? Parodyk. Čia? Čia pataik. Ką? Tu kai vietos, kur gyvena? Taip. Tai žinok, labai geroje vietoj pataikai čia. Patys geriausiai. O kuriuo kambario vietą aš gyvenu? Na, žinok, čia praeitas gyventojas kambarį buvo šičia gyveno. Čia buvo jo lova, čia jo spinta. Žinok, jis išsikraustė, jisai agitavo, jam nelabai buvo patogu, bet švakas, čia yra liusiškas kambarys. Tai mes? Nu, imu. Sutarta.
Taip.